Labas žmogau, paskutinis video mano kanale kaip nuvykti į Rusiją tapo vienu iš žiūrimiausių video mano kanale. Šiuo momentu užima antrą vietą. O pagal komentarų skaičių beveik 200 komentarų, tai lyderis visų laikų. Ir jeigu žiūrint komentarus, subėgo visos mano mylimiausios žuvytės iš TikToko. Ir pagrindinis komentaras, kokio velnio, kam ten reikia važiuoti į Rusiją. Ten dar visokiausiai prisigalvoja šalių ir pavadinimų mano žuvytės seksualinių savo fantazijų, bet čia yra kitas reikalas. O dabar šiame video ir aptarkim, kokio velnio ir dėl ko reikia važiuoti, privaloma važiuoti ar nebūtina važiuoti į Rusiją. Man tada pirmas klausimas iškart kyla. Tas, kuris skaitot, kad nereikia važiuoti į Rusiją, jūs save skaitot protingu žmogum, ar ne? Ar žuvite? Antras klausimas, rašykit komentarus atsakymus. Antras klausimas, jūs Rusiją skaitot priešu, ar ne? Ir trečias klausimas, priešą reikia analizuoti, ar nebūtina? Visi jūsų priešai, visi debilai, ubagai ir nevykę žmonės, ir jūs vieninteliai už visus geriausius ir visus priešus nugalėti lengviausia. Tu atrašykit, ar protingi, ar Rusija priešas ir ar priešą reikia analizuoti. Nes kiek mane mokino protingi žmonės, bet kokiu atveju priešą ar konkurentą visą laiką reikia analizuoti. Analizės yra įvairių kampų, įvairių plotmių. Ta vadinama populiariausia pasaulyje yra SWOT analizė, silpniausių ir stipriausių vietų analizė, išorės analizė ir vidaus analizė. Ir kaip jūs išanalizuosite savo priešą, jeigu ten niekada nesat buvę. Pagal ką tada savo valdžiai, vadams, karo vadams duosit patarimus, kaip reikia elgtis su priešu. Kaip jūs elgsitės su priešu, kokį imsitės veiksmų, kad priešą nugalėti. Manau, kad jokių. Tuo štai vietoje, kai tokie komentatoriai ir konsultantai konsultuoja mūsų galvaromą valdžią, tai mes ir gaunam tokius rezultatus, kad Rusijai 13 000 sankcijų įvesta, jaučiu, neskaitant Šiaurės Korėjos, gal net daugiau negu Šiaurės Korėja įvesta sankcijų Rusijai, ir Rusija kažkodėl per 2,5 metų nežuvo, nors kiek aš girdėjau, jinai ten turėjo jau numirti, pas ją nėra ekonomikos, pas ją nieko nėra. Bet pagal Pasaulio bankos informacija, Rusija iš 5 vietos pakilo į 4 vietą didžiausią pasaulio ekonomiką pagal vartotojų kainų indekso BVP. Aplenkė berods Vokietiją. O Europa, kuri vedų sankcijas, turėjo stiprėti, kažkodėl tai ekonomika krenta. Tai dėl to, kad tokie yra konsultantai. Aiškiai, paprastas žmogelis, klajoklis, dar prieš 4 metus šitam kanale, įdėsiu nuorodą, įdėjau video, kad sankcijos tik tai stiprina Rusiją. Vat kam įdomu, pažiūrėkit, bus nuoroda aprašyme. Ir yra toks paprastas posakis, ko žuvytės ir dauguma jūsų nesuprasit. Kuo rusui blogiau, tuo rusui geriau. Jūsų galvoj tokie dalykai netelpa. Kaip gali būti geriau, jeigu blogiau? Va taip. Toliau dar Bismarckas yra pasakęs. Su rusais yra viena problema, kurios mes negalime spręsti. Problema tai yra ta, kad rusam nereikia labai daug nieko. Ta prasme, jie gyvenime gali tenkintis minimaliais poreikiais. Ko jūs žuvytės ir dauguma mes jau nebesugebam padaryti. Ir ką tu padarysi žmogeliui, kuris tenkinasi gyvenime minimaliais poreikiais. Atimsi iPhone'ą, kad jis ir taip neturi. Atimsi Mercedesą, kad jis ir taip jo neturi. Neleisi važiuoti į Prancūziją apsipirkti, jisai to irgi neturi. Ir jūs nepabuvosit Rusijoje, jūs nei velnio nieką apie Rusiją nežinosit. Toliau nuvykę į Rusiją, jūs galite rinkti įvairią informaciją ir teikti mūsų spec tarnybom. Ar jūs skaitot irgi, tai yra šūdas, ne dalykas ir niekam to dalyko nereikia. Suprantat, kai jūs gyvenat savo burbulę ir jūsų visi prieš yra debilai, viskas faina gyventi su savo seksualinėse fantazijose. Bet ateina laikas, tas burbulas sproksta ir gaunat šlapių skudurų per veidą. Kai va dabar
su Rusijos ekonomika darosi, su to, kas darosi su tom sankcijom. Kaip taip gali gautis? Niekas nesupranta. A, Jėzus tu mano. Tai aišku, ir nesupras. Jeigu tokie pat, konsultuoja tokias patys. Įsivaizduojat, kai mūsų valdžia, net mūsų aš turiu minėti visos vakarų civilizacijos arba vakarų Europos, kai tu pakliūni į valdžią, tu pasijauti Dievo. Aš žinai, kiek yra daug norinčių būti šalia Dievo ir laižyti jam užpakalį. Tiesioginė, netiesioginė prasme. Dakrina. Ir tokie visi, norint būti šalia, konsultuoja juos. Ko, pavyzdžiui, remiasi vakarų Europos lyderiai, kovodami su Rusija. Kasparovais, Khodorkovskiais, Čičvarkinu, visais tais, kurie pabėgo iš Rusijos, kurie Rusijoje negalėjo pritapti, nesuprato jų mentaliteto ir nežinojo, kaip ten gyventi. Ir kurie ant Rusijos labai pikti. Ir kai tokie veikėjai, nieko nesuprantantis apie Rusiją, konsultuoja tie, kurie nori kariauti su Rusija, gaunasi toks dalykas. Ir dėl to, kur jūs nenuvažiuosit, to ir nesuprasit. Tai visų pirma, reikia tam, kad analizuoti priešą. Pirma priežastis. Antra priežastis. Tai čia liečia aplamai keliavimą, ne tik tai Rusija. Tai yra akiračio praplėtimą. Jeigu tavo gyvenimas susiveda ties 3-4 priemonėm, ta prasme, 15 minučių, Delfis, Trioška, tai yra TV3, LNK, kokį nors ten Lietrytis ar dar kažkas, tai tavo gyvenimas panašus į apimti. Dabar mes kiekvienas sėdim ant 2 bulkučių. Tarp 2 bulkučių yra vienas skylutė, tokia nedidelė skylutė. Per tą skylutę iš ten iškrenta mūsų gyvybingumo proceso atliekos. Kai kas ten mėgsta pakaišioti, kai kas ten mėgsta palaižyti, arba mėgsta kitiem tokią skylutę pakaišioti. Ir kai tavo visas akiratis, tik taip tokią mažą skylutę ir tu nematai pasaulio, tai tu iš vis nieko negali spręsti apie tai ir nieko negali pasakoti, kur gerai ir kur blogai. Aš apkeliavęs daugiau kaip 100 šalių. Ir aš ne turistas. Aš nežiūriu jokių objektų. Aš labiau kaip klajoklis. Aš atvažiuoju ir toj aplinkoj būnu. Šitie visi vietinis maistas, vietiniai visi dalykai ir tai. Aš suprantu, kad yra skirtingos rasės, ką jums sunku suprasti, kad yra skirtingos tautos, kad tose tautose yra skirtingi regionai, kaip pavyzdžiui Lietuvoje Žemaitija, Aukštaitija, ten Suvalkai ir Dzūkai. Susitikit, kad jie turi savų skirtumų, nors vienoje Lietuvos nedidelėje tautoje. Visas pasaulis yra labai skirtingas, labai įdomus. Ir kai tu nekeliauji, o keliauti reikia visur. Ta pačią Rusiją nukeliauti, Japoniją, gal vis rašuosi video, gal rašysiu, Ameriką, Europą, Londę, Norgiją ir šitą Švediją. Nuvažiuoti padirbėti, tai nesiskaito, nes jūs vis tiek nieko nesuprantat, arėt kaip prakeikti, tik tai bijot visiems prisipažinti, kad ten nėra taip gerai ir visiems paskaitant, kaip ten nuostabu, kaip ten gerai, kokie visi Lietuvoje debilai. Bet ateis laikas, jūs turėsit iš tenai grįžti į Lietuvėlę, paspaudę savo užpakalius. Klausimas tai kada? Kitiem metų iš 2 ir iš 3 metų. Maksimum 27-28 metai. Tada šitoje vietoje reikia keliauti, kad suprasti. Pavyzdžiui, kokį dabar jūs turit įvaizdį? O tašykit komentaruose, kaip jūs įsivaizduojat Rusiją? Girtas rusas sėdi su balalaika, geria samagoną iš trelyčio slojiko, apsikaminęs mešką ir užsikasdamas saulėgrąžam. Technologijų nėra. Miestų nėra Kauno, Maskvos centre stovi lauko tualetai, kaip suprantu, ir ten viskas tai fain. Kai tai ne, tai tu nuvažiuok už Maskvos. Jūs ir nuvažiuokit. Aš biškai pravažiavęs. Toliausiai į rytus ir Kuskas buvau. Iki Kazachstano per Rusiją nuvažiavęs. Į viršų iki šito Murmansko. Ja pačia pernai iš Vladikavkazo važiuoju kaip tik per tuos įvykius. Tai aš mačiau vaizdų ir nenoriu šiam nieko pasakot, nes jis, kad čia nesąmonės, jis Rusių gerbės, aš paprastas žmogus, kuris kaip čiukščia. Ką matau ir apie tą pakalbą. Ir jūs kol nenuvažiuosit, savo akim to viso dalyko nepamatysit, tai jūs ir toliau gyvensit tos skylutės suvokimo ribose. Jūs paimkite žemėlapį pasaulio. Susirėskit savo miestelį. Nerasit. Kad ir kokį mastelį, paimkite, atraskit Lietuvą. Ir po to pažiūrėkit pasaulio mastu, kokio dydžio yra Lietuva. Tai jūsų mąstymas netgi yra mažesnės negu Lietuvos mastas. Tai šitoje vietoje tą reikia dalyką plėsti. Ir trečias dalykas tai, jau mes kažkiek tai palėtėm, kad
suprastum, kokias pasakas apie tą pačią Rusiją jums pasakoja 15 minučių, Delfis, ten Trioškė, LNK, kai standartinai žiūrit, tas pats LRT ir kokia yra realybė. Gal tada suprasit, ant kiek žiniasklaida plauna smegenis visiems nuo ryto iki vakaro. Aš suprantu, kad tai yra jums daug maloniau. Žinot, pa žmogų yra tokia psichologinės dalykas, kad mes nemėgstam išgirsti tų dalykų, tos informacijos, tų naujienų, kurios mums nepatinka. Ir mes bet kokiu atveju nuo jų bėgam. Mes susikuriam patį savo kažkokį tai burbulą, virtualų pasaulį, arba tą patį akvariumą, ir kuriame mes gyvenam. Kol visiems babkių užteko, kol ekonomika augo, buvo galima kurti tų burbulų kiek tik nori ir visiems užtekdavo elektros. Dabar jau elektros visiems nebeužtenka. Tiesioginė to žodžio prasme ir tie burbulai pradeda pabiškai sproginėti. Jeigu tu iš anksto pradėsi tą burbulą mažinti ir pats susprogdinsi, tai šitoj vietoj patau nieko labai blogo gyvenime nebus. Bet kai jisai sprogs, o tu gyvensi savo iliuzijose, tai tavęs laukia labai sunkus dalykai. Greičiausia, tavo psichika netlaikys. Tai yra 3 pasirinkimai. Narkotikai, alkoholis arba iškart savižudybė. Kito kelio pas tau nebus. Per narkotikus irgi nuveisi iki mirties, alkoholis irgi prie gero nepriveda. Niekam nerekomenduoju šitų dalykų naudoti, bet jeigu jūs ir toliau gyvensite savo burbuluose, tai yra tokia realybė. Pas man vizinė kortelė parašyta ryšium su realybė specialistas. Man kai kurie žmonės turtingi, jie supranta, kad aplink juos yra labai daug subinlaižių ir kad suprasti realią situaciją, kad nusileisti ant žemės, moka man už tai pinigus, kad aš jiem paaiškinčiau realybę. Tai kad suprastumėt, ant kiek yra žmonės, kurie tą supranta, a yra žmonės, kurie to nesupranta. Aš jums duodu dabar kažkiek informaciją, patys spręskit. Ir kuo daugiau keliausit, tuo platesnis jūs būsų pasaulio suvokimas. Ir jeigu paimkim, pavyzdžiui, Rusiją. Rusija plius dar turi savo kultūros paveldą. Rusijos yra labai didelis indėlis į pasaulio kultūrą. Apie rašytojus, apie baletą nieko aš jau nepasakosiu, jums ir nereikia. Plius 1/6 pasaulio sausumos. Pridėkit dar įvairius gamtinius resursus. Dabar jau galite žuvytės rašyti savo visas seksualinės fantazijas. Šitoje vietoje tam jūs čia ir esat, tam tas yra ir kūriama. Visi kiti žmonės, kurie dar turi šiek tiek adekvatumo, susimastykit, pažiūrėkit, kas darosi aplink, kaip Vokietijoje uždarinėjamos gamyklos, kaip Lietuvoje ekonominė situacija gerėja neigiamai. Ir padarykite išvadas. Kuo anksčiau pradėsit ruoštis, tiem ant kitiem kolapsiniam laikam, tuo lengviau jums bus. Priemonės yra duodamas jums šitam kanale. Jeigu kažkas norit rimčiau pasiruošti, yra projektas Norai pildosi. Bet ten tik yra išskirtiniam žmonėm. Žuvytės ten yra iškart blokuojamos, nes jom yra nesuvokiamas kosmosas. Žmonės, kurie sako, okei, supratau, mes norim pakeisti, eina, daro technikas ir keičia gyvenimus. Taip, žmonės, keliaukit, plėskit akiratį, keiskit savo gyvenimus į gerąją. Arba nedarykit nieką. Ką pasirenkat? Pasaulį, kaip ten toj matricoje, raudoną ar mėlyną? Keičiat savo gyvenimus ar mirštat, kaip ir visi degraduojat su visais kartu? Jūsų teisė rinktis.